Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pasakojimas apie tą vieną didiką, kuris kartą kreipėsi į Jėzų, užduodamas labai rimtą klausimą, labai gerą, gilų, svarbų klausimą, mums leidžia pamastyti apie labai taip pat svarbius dalykus kiekvienam iš mūsų ir skirtus savo kiekvienam iš mūsų. Štai atrodytų labai keista, kad Jėzus liko nepatenkintas, jog tas didikas jį pavadino geru, kreipėsi gerasis mokytoju. Vienas Dievas geras, kam vadini mane geru? Iš tikrųjų atrodo keista, ar vertėjo atkreipti tai dėmesį, jeigu, vis tiek tikintis žmogus buvo tas didikas. Ir Jėzus iš tikrųjų galėjo tiesiogiai atsakyti į jo klausimą, labiau, kad klausė apie amžinį gyvenimą, o ne kokius laikinus čia dalykus, kurie šiandien vienokie, rytoj kitokie. O jisai atkreipė dėmesį. Kodėl? Todėl, kad tais laikais taip nesikreipdavo į mokytoją. Galima sakyti net, kad ir negerai buvo šitaip kreiptis. Gerasis mokytoja. Galėjo tiesiog mokytoja. Dar buvo visokių formų, kreipinių, bet ne taip. Todėl ir Jėzus atkreipė į tai dėmesį. Ir toliau atsakydamas į jo klausimą, priminė jam paprastus dalykus. Jeigu tas skaito šventąjį raštą, tai jis turi žinoti, kad yra įsakymai, Dievo įsakymai, kurių laikantis jis ir laimės amžinį gyvenimą. Bus galimybė jam ten būti. Bet tas didikas atsakė, viso to laikausi nuo jaunystės. Reiškia, tėvų išmokytas, reiškia, aplinka, gyveno, kaip sakytume, pamaldžiai. Ir štai Jėzus tada jam tarė, gal trūksta vieno dalyko. Kodėl taip tarė? Atrodytų, štai 10 Dievo įsakymų ir visų jų laikosi. Mes jau dabar turime atkreipti dėmesį į tai, jog ir šventieji, tie žmonės, kuriuos mes vadinam šventaisiais, lygiai taip pat elgėsi. Atrodytų, skaitai jų gyvenimo aprašymą, taip nebūna. Kaip žmogus gali šitaip gyventi, taip, tarkim, griežtai, jeigu tai liečia askezę, taip šventai, jeigu tai liečia moralę, dorą. Mes jau seniai ten būtume nusidėję, o jis šitaip nugyveno visą savo gyvenimą. Ir tie šventieji, bet kurio iš jų paklaustume, tai turbūt tu jau dabar, jau šventas ir žiūrėk, nenusidėti. Jau tikrai tu esi vertas dangaus karalystės, amžinojo gyvenimo su Dievu. Kiekvienas iš jų atsakys, ką tu, aš nevertas nieko visiškai, aš bijau, kad neišsigelbėsiu. Čia kalba tas, į kurį mes žiūrim taip, ar čia žmogus, ar čia angelas.
gyvena jisai. Ir tokie žmonės šiek pasako, kad ne, taigi aš nevertas esu, aš paskutinis ten kažkoks kirminas, net ir žmogų nevertas vadintis, nes toks esu nuodėmingas. Taigi, ką tai reiškia? O tai reiškia, kad tobulėjimui Dievuje nėra ribų. Ir negalima sakyti arba manyti, kad va štai dabar aš tų 10 Dievo įsakymų laikausi ir viskas. Ir dabar jau man užtenka. Lygiai kaip aną sekmadienį skaitytas palyginimas apie turtuolį, kuris surinkęs didžiulį derlių, pasistatė savo ten klojimus, sandėlius ir dabar sako, viskas dabar galiu linksmai pokyliaut, valgyt, gert, visko turiu daugelių metų. Ir galėtų ir tas žmogus pasakyti, nu tai va jau šito įsakymo aš laikausi, šito laikausi ir ano laikausi, tai jau užteks, jau dabar viskas galiu ramiai savo gyvent, jau man amžinasis gyvenimas yra užtikrintas, nes laikausi Dievo įsakymų, kaip šventame rašte parašyta. Kai tik tai apie tai pamanai ir patiki, kad tikrai užtenka ir sustoji, o tai reiškia, kad jau tavo dvasinis gyvenimas toliau jau nebeteka, nebeauga, o reiškia atvirkščiai krinta. Ir todėl tobulėjimui nėra ribų. Ir Jėzus tai nori parodyti, tai gerai, kad tu 10 įsakymų laikaisi. Bet jeigu tu jų tikrai laikaisi, tai tada dar šito tau neužtenka. Galbūt to vieno. Ir ateik po to ir sek manimi. Ir štai pasirodo, to negalėjo tas didikas, tas žmogus įvykdyti. Atrodytų, 10 Dievo įsakymų vykdo. Pagal juos, reikia manyti, kaip jisai sakosi esas gyvena. Bet tai tada turėtų ir sekantį žingsnį žengti arba galėti žengti. Bet negalėjo. Taigi vėl kalba apie turtus. Ir štai Jėzus sako, sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui iškisti pro adatos ausį negu turtuoliui patekti į dangaus karalystę. O kas yra turtingas žmogus? Tas, kuris turi milijoną ar daugiau, milijonieriai, kaip mes sakom. Ar tas, kuris turi 1000, ar kiek tai 1000? Palyginus su tuo, kuris turi tik tai 100 pinigų, eurų ar ko nors kitko, tai žinoma, tas, kuris turi 1000, tai jau turtingas. O tas, kuris turi 100, tik tai palyginus su tuo, kuris turi tik tai 1 ar 10 ir turi ten pasidalinti, kad ten savaitę užtektų, tai tas, kuris 100 turi, turtingas. Tai kas iš tikrųjų tas turtuolis, kur yra ta riba, nuo kurios jau yra sunku patekti į dangaus karalystę? Turtuolis, tai nuo kokios sumos ar dar kažkokio tai mato, po kurio jau tikrai yra sunku, o iki tol dar galima. Tai ką žmogus tada turėtų, stengtis štai iki 9999 eurų ten dar turėti, bet jeigu jau 10 bus ir tas kaip kainodarai dabar yra, jeigu tą 1 centą ar 1 eurą nuimti, kad būtų galia 99, tai atrodytų jau pigiau, bet pasirodo tai tik tai 1 cento skirtumas. Bet psichologiškai žmogui kiek daug pasirodo tai reiškia.
Taigi, gal mums reiktų turėti va iki tų 99 ir to vieno nepridėti ir tada mes lengvai įeisime į dangaus karalystę. Ar vis dėlto ten kaip kitaip? Iš tikrųjų kitaip. Kas yra turtingas? Tas, kuris tiesiog turi kažką. Ir vis kito mažiau turtingo, mažiau turinčio akise jis yra turtingas. Atrodytų juokas, 100 eurų mūsų laikais turėti, tai 2 kartų parduotuvę nueiti, o gal ir mažiau. Bet kitas žmogus, kuris neturi to 100, sakys, kaip jis gerai gyvena. Tas, kuris gauna pensiją dabar 150 per mėnesį, kaip jam reikia padalinti. O kitas gauna 1000 eurų atlyginimą ir sako, man mažai. Tai va su kuo lyginam. Todėl į dangaus karalystę sunku įžengti yra tam, kurį tas pinigas, net nevadinkim turtas, tai ką turiu, tas pinigas, labai gerai mūsų filosofai ir teologai lietuviškai tai išreiškia, ne pinigai, kur ten kažkokią sumą skaičiuojam, bet apskritai pinigas. Kada tas pinigas susaisto mūsų kojas, rankas suriša ir mes jau nebe tokie laisvi esam. Mes jau prisirišę. Maža to, būna, kada kas nors negeri kokie tai nori, kad mes irgi pasielgtume negerai. Ir sako mums, štai aš tau duosiu 100 eurų, bet tu padaryk. Va taip, arba nepadaryk, kaip turėtum. Ir mes žinom, kad tai yra neigiamas dalykas, negeras dalykas. Tai mums užteks to 100 eurų, galbūt dar pamatuosim pagal to prašomo dalyko ar reiškinio irgi mastą, o gal sakysim ne, duok 200 ir tada padarysiu, o ten nepadarysiu kažką. Mums siūlo pinigą, kad priverstų mus pasielgti vienaip ar kitaip. Mums siūlo būna valdžią ar kokį postą, kuriuo irgi susaisto mus, o mes neatsilaikom nuo tos pagundos turėti kažką tai ir tampam priklausomi ir net elgiamės taip, kaip nori iš mūsų, kad elgtumėmės neteisingai, negerai, nuodėmingai prieš Dievo valią, prieš artimą savo. Ir tada vėl kyla klausimas, taigi kiek kainuoja toks mano elgesys, tokia mano elgsena. Dar kitaip galima, dar skaudžiau savo paklausti, kiek aš kainuoju, už kiek mane galima nupirkti. O būnagi tokių minčių. Jeigu duotų milijoną, tai ir padaryčiau turbūt. Paskui ten gailėčiausi, paskui kaip nors, bet už milijoną neatsilaikyčiau. Tai štai, už kiek mane galima nupirkti, kiek aš kainuoju. Ir štai, kankiniai šiandien minim Šventą Kotryną, kurie irgi buvo pasakyta, štai nutrauk ryšį su Dievu, nesimelsk, nepripažink jo ir turėsi šitą, aną ir dar tau pridėsim. Visko turėsi, ko dabar netekai, nes jinai buvo suimta, uždaryta ir negalėjo naudotis net ir tais turtais, kuriuos turėjo savo tėvų šeimoje. Ir irgi galėjau pagalvoti, tai štai gal iš tikrųjų, ar verta išsižadėti Dievo už tai, kad aš dabar neturėsiu to, ano ir trečio. Ar neverta? Ir ji atidavė savo
visą savo gyvenimą, būdama labai labai jauna. Ji pamanė ir suprato, kad net ir visas gyvenimas, o kiek galima per tą gyvenimą užsidirbti, turėti, o ir pats gyvenimas yra didelė, neįkainojama vertybė. Taigi šita didelė, neįkainojama vertybė, ar ji verta turėti, ją naudotis, jeigu tome gyvenime, kuris labai vertingas, nebus Dievo, nebus maldos ryšio su tuo, kuo aš tikiu, kuo pasitikiu, kuo remiuosi ir be ko dabar aš negaliu gyventi. Ir jis savo atsakė į šitą klausimą: tokios vertybės, pačios savaime kaip vertybės, man nereikia, ir atidavė savo gyvenimą, ją nukankino. Štai atsakymas, kiek ji kainavo. Taigi, kiek mes kainuojame. Tai štai, kada mūsų saisto tie turimi, turtai kažkokie, tai ką turim tiesiog. Net nesvarbu, kiek tai yra. Vienam siūlyk milijoną, bet jis niekada, jeigu siūloma už tą milijoną nužudyti ką nors, arba tiesiog apvogti ir pasidalinti pusiau, niekada nesiryš tokiam dalykui. O kitas žmogus parsiduos galbūt net ir už 100 eurų, o gal ir dar mažiau. Štai kiek pasirodo žmogus gali save įvertinti ir įvertinti tai, kas jį supa. Todėl tam, kuris turi, bet prisirišęs taip prie to turimo daikto, pinigo, reiškinio, kad jam surištos rankos yra, tai iš tikrųjų šitaip surištam į dangaus karalystę patekti labai sunku. O kitas turtuolis, turėdamas milijonus, o gal net buvo tokių valdovų, kurie net neskaičiavo savo turtų, bet dabar dangaus karalystėje. Ir mes juos taip pat įvardėjom kaip šventuosius. Kodėl? Todėl, kad nežiūrint į tas sumas, jie turėjo tiek, kad užtektų visam gyvenimui nieko neveikti. Jie pasirodo veikė, darė gerus darbus. Ir svarbiausia, stengėsi gyventi, laikydamiesi tų 10 įsakymų, kurie yra pagrindas mūsų dvasinio gyvenimo. O juose tobulėjant, pradedant nuo paprasčiausių dalykų, kaip ir skaityti mokomės mes nuo abėcėlės, galvojam, ką mums ta abėcėlė, kam ta mums paprasta matematika 2+2, kada mes galim ten kažkokius tai sunkius uždavinius spręsti, iš karto griebėm jauti už ragų. Ne, bet tų paprastų dalykų nieko nebus. Taigi nuo dvasinio gyvenimo pradžios pradedam. Ir tada, kada ateis laikas, momentas arba reikalas atsisakyti net ir kažkokio tai turto, kažkokio tai pinigo, niekada neateis man klausimas, tai už kiekgi mane galima nupirkti.